Mane pakvietė Juška į svečius. Aš jau artėju, jaučiat? Čia visur kvepia baletu. Vyksta pamokom, kaip tu į salę atėjai čia apsirengęs. Eini persirengi ir ateini į salę dirbti. Pirštai ištempti, kulnas ant žemės, teisingai, pase. Vitalijau, užeik dažniau pas mūsų. Kągi, mums nebelieka nieko kito, tik tai melstis, kad neįlūžtų šitos grindis ir Vitalijus Saulo neišvartytų dekoracijų ir nepartrenktų netyčia į rūnas. Vitalijus Saulo solo numeris. Bėgam iš čia. Mirštanti gulbė Vitalijus Saulo, sužeista, bet dar gyva širdis. Galima, aš jūs pabandysiu pakelt. Domkrato reikia. O, jūs dar ir pastovite. Kaip sekėsi? Puikiai. Gerai. Tai Vitalijus Saulo. Vitalijus Saulo spaudžia pėdkelnes, todėl jis dabar baigs rengtis į savo normalius rūbus. Prašo, Vitalijau, viso gero, eikit iš čia. Aukštinkala negali nečiulbėti, Vitalijus Saulo negali nebalerunuoti. Sėskit savo vietą, mielas, sėskit. Ir dabar ką, pakomentuosit, brangioji komisija. Algi, kaip tu manai, ar su tokiu numeriu Vitalijus Saulo patektų į pusfinalį? Man trūksta žodžių išreikšti tą nustebimą ir pasišlikštėjimą, kai žmogus, kuris lygtai buvo rimtas, normalus vyras, tapo šilkunčiku. Vitalijau, jeigu man reikėtų kada nors sutraiškyti riešutą, tai aš tikrai žinau, į ką aš kreipsiuos. Su kuria vieta jūs žadate traiškyti riešutą? Su kuria kūno vieta, Vitalijus? Vitalijum. Ko? Vitalijumi. Ai, visų Vitalijumi. Tai čia sutraiškytumėt ne tik riešutą, ir save su riešutu, man atrodo. Vitalijau, tai buvo kažkas neįtikėtinai gražaus. Tave išmokė šito Nerijus Juška? Taip, mes daug dirbom, daug numydžiotų kojų Nerijaus, daug traumų moralinių, bet rezultatą, kaip sakant, vaisius renkam šiandien. Vitalijau, jeigu reiktų rašyti pažymį, tai vienareikšmiškai tau yra 10.